Niciečiai burtininkai Tukurutis ir Irena kosmonautai, pakviesti kosmoso ateivių, dalyvauja vienos moters pagrobimo procese. Pagyvenusi ir pikta moteris Žabinė jau yra sveika, sugrąžinta atgal į savo namus, metas ir patiems burtininkams jau irgi grįžti namo. Kaip tik šiuo metu ateivių Eneso jau ir kybo Nyciuose, ore, viršum Katinų sodybos kiemo, nusileis jame. 2018 m. vasario 8 diena. Štai kaip galėjo atrodyti šis neįprastas, mistiškas ir šiek tiek komiškas pokalbis Eneso viduje, skriejant virš naktinės žemės. Vieta – Eneso vidus, keistas kambarys baltomis sienomis, pilnas mirksinčių, vamzdelių formos prietaisų. Laikas – 2018 m. vasario 8 diena, jau gili naktis. Veikėjai – burtininkai Tukurutis ir Irena, ateivis Asau ir jo kolega ateivis antrasis pilotas. Žabinė vis dar giliai mieganti po tyrimų, pasitelkiant ateivių technologijas ir levitaciją, švelniai nuleidžiama atgal į savo lovą jos pačios bute Kupiškio mieste. Erdvė laiveliukas užsidaro. Prietaisai kambaryje sužiba ryškia violetinė šviesa, o Eneso akimirksniu pakyla į naktinį dangų, skrisdamas link Katinų šeimos sodybos Nycių kaime. Ateivis Asau, jo balsas skamba tiesiai burtininkų galvose, elektroninis, bet draugiškas, mėginiai paimti. DNR kodas užfiksuotas. Subjektas Žabinė grąžintas į pradinę lokaciją be fizinių pažeidimų. Pykčio lygis jos ląstelėse seniai viršija jūsų apylinkių normas, bet tyrimas baigtas. Antrasis ateivis, spaudydamas keistus, liečiamus skysto metalo mygtukus skydelyje, trajektorija nustatyta į Nycius. Aukštis 3000 metrų. Žemės gyventojai burtininkai, jūsų transportavimas namų link prasideda. Irena prieina prie didžiulio ovalaus Eneso lango, žiūri žemyn ir susijaudinusi griebia Tukuručiui už rankos. Tukuruti, brangusis, žiūrėk. Pažvelk pro langą. Ten apačioje mūsų namai. Katinų šeimos sodyba. Tukurutis vis dar viena ranka spaudydama savo mobiliojo telefono ekraną, tikrindamas vaizdo įrašą, palauk Irenute, tuoj. Oho, koks vaizdas iš arti gavosi. Telefono kamera puikiai pagavo tą momentą, kai Asau su tuo keistu skeneriu tyrė jos nuogą pilvą. Taip stengiausi, kad tik ekrane jo sena, plaukuota pizė nepasimatytų, negražugi senos moters skylę užfiksuoti, bet gali būti, kad vis tiek bent dalis tos vietos plaukų netyčia filmuojant su kamera pasimatė. Bet šito nuotykio kosmose tai tikrai nepamiršiu visą gyvenimą. Toks vaizdelis. Žabinė be jokių rūbų ant ateivių stalo. Šitas video bus mums tikras šedevras. Irena atsidūsta, numoja ranką ir vėl žiūri pro langą, paliktų tą telefoną ramybėje, Tukuruti, juk tokį vaizdą praleisi. Žiūrėk, visas kiemas skendi visiškoje tamsoje. Tik mūsų sodybos šeimininkų Katinų namas iš kiemo pusės kiek apšviestas. O ten kairėje turėtų būti ir mudviejų savas namelis. Gal mūsų sūnus ir dukrytė jau yra užmigę lovose? Tik vos grįžus reikės po namus eiti tylutėliai, kad tik jų nepažadinti. O čia taip ramu iš aukštai. Net keista, kad ką tik dalyvavome tokioje misijoje. Ateivis Asau atsisuka į Tukurutį, jo didelės akys sumirksi, burtininkė Tukuruti, tavo primityvus skaitmeninis įrenginys užfiksavo fotonų srautą. Mūsų technologijos tai leidžia. Tai bus geras prisiminimas apie mūsų tarpgalaktinę draugystę. Ar žemės moters Žabinės pyktis yra užkrečiamas? Tukurutis nusijuokė įsikišdamas telefoną į kišenę ir prieidamas prie Irenos prie lango, o Asau, tu net neįsivaizduoji. Jos pyktis stipresnis už bet kokį tavo laivo variklį. Jei ji sužinos, kad mes čia viską stebėjome, o aš dar ir nufilmavau, jos pykčio banga mus pasieks net jūsų planetoje. Bet nesijaudink, video liks tik mano asmeninėje kolekcijoje. Nekelsime jo į jokį YouTube, nei kokią kitą video įrašų platformą. Turėsime jį tik savo namų laptope ir tiek žinių. Žiūrėk, Irena, va ten, prie sodybos medžio, matai šešėlį. Irena, matau. Kaip keista matyti savo gyvenimą kaime iš tokio aukščio. Ačiū jums, draugai, kad pakvietėte.
Tai buvo nepakartojama naktis. 2018 vasaris mums tikrai įsimins. O dabar mudviem jau tikrai laikas namo ir po to iškart eiti miegoti. Juk rytoj mūsų vėl laukia nauja diena ir su ja nauji reikalai. Antrasis ateivis išleidžia garsą panašų į švelnų kompiuterio pypsėjimą, artėjame prie tikslo. Mažiname aukštį virš apšviesto katinų sodybos kiemo. Pasiruoškite levitaciniam išlaipinimui. Ateivis sau, iki kito susitikimo niciečiai. Saugokite vaizdo įrašą. Tai istorinė medžiaga. Baltos kambario sienos trumpam sušvinta švelniai žalia šviesa, o Tukurutis ir Irena pajunta, kaip lengvai, tarsi pūkai, pradeda kilti virš grindų, pasiruošę minkštam nusileidimui tiesiai į savo kiemą. Pagaliau jie vėl namuose. Istorijos pabaiga.